5 patarimai, kaip numesti svorio be dietų ir griežtų apribojimų. Visiems hello, aš esu Viktorija ir welcome back į mano kanalą. Čia mes leidžiam laiką su tolku. Todėl užprenumeruokit šį kanalą, spauskit patinka. Ir jums nesunku, ir man malonu. Šiandien pasidalinsiu 5 patarimais, kaip galima numesti svorio be griežtų apribojimų ir dietų. Aš esu kvalifikuota fitneso trenerė ir dėl to mano nuomonė šituo klausimu yra profesionali. Tikrai galiu dalinti patarimus ir esu įsitikinusi, kad griežtos dietos yra dažnai kenksmingos sveikatos ir psichologinės sveikatos atžvilgių. Visą laiką pasisakau už tai, kad ne šiaip numesti svorio, o tiesiog sutvarkyti savo gyvenimo būdą, kad tiesiog gyventi ir valgyti sveikai. Ir mano manymu visą tai turėtų būti ne dietos, o tiesiog gyvenimo būdas. Disclaimeris. Šitam video mes kalbėsime apie apskritai sveiką žmonių grupę be jokių ypatingų sveikatos sutrikimų. Aš tikrai suvokiu, kad yra žmonių su skirtingom sveikatos problemom ir ypatumais, dėl kurių daktarų yra nurodytos tam tikros dietos ir mes nekalbam šitam video, mes kalbam apie apskritai bendrai sveiką žmonių grupę. Pirmas patarimas: apsipirk su sąrašu. Tai yra patarimas, kuris padeda ir iš finansinės pusės, ir iš sveikos mitybos pusės. Kažkada aš girdau tokį pasakymą, kuris man labai įstrigo, kad mes numetam svorį ne sporto salėje, o maisto prekių parduotuvėse. Ir tai yra tiesa. Nes tai, ką tu nupirksi, tai, ką tu atneši namo, tą tu paskui ir valgysi. Dėl to ir yra pilna tų visokių reelsų memų, kai tu atidarai šaldytuvą ir ten vien daržovės ir sveikas maistas. Ir tu sakai, kai mano sveikuoliška versija apsipirko ir man dabar nėra ką valgyti. Ėjimas į parduotuvę su sąrašu, ir prie šito galima dar priskirti maisto planavimą. Surašau sąrašą, ką reikia nusipirkti ir tą maistą atsinešu namo. Aišku, nesu tobulas pavyzdys, kaip reikia maitintis, visą laiką pas mane atsiranda ir visokių užkandžių, ir traškučių, ir čipsų, ir visko. Aš visą tai vis tiek kartais nupirku, bet aš turiu omeny, kad vis tiek iš esmės, jeigu tu eini į parduotuvę su sąrašu ir laikaisi to sąrašo, tu jau tiesiog mažesnė tikimybė, kad tu jau namo atsineši kažką, ko tu nenorėtum valgyti. Todėl būtinai apsipirkinėti su sąrašu ir tai yra, patikėkit, tai yra vienas iš labai gerų būdų, kaip galima numesti svorio be dietos, tiesiog planuojant maistą ir stengtis valgyti namie iš tų produktų, kuriuos atsinešiai. Net jeigu aplinkoje bus kažkokių pagundų, tu vis tiek namie valgysi, 80% savo laiko, tu vis tiek valgysi tai, ką esi numatęs. Antras patarimas tai yra miegas, sureguliuoti savo miegą. Kaip miegas įtakoja svorį? Iš tiesų tai yra užburtas ratas. Jeigu tu esi neišsimiegojęs, dienos metu greičiausiai turi daugiau cravings. Tai yra įvairių troškimų suvalgyti kažką nelabai sveiko. Blogas miegas kaip rezultatas energijos stoka. Jeigu pas tave energijos stoka, tavo kūnas tiesiog siunčia tau signalus, sakydamas, prašau pamaitink mane, duok man greitųjų angliavandenių. Dėl to žmogus, kuris neišsimiega, turi blogą miegą, turi didesnę riziką tiesiog dienos metu persivalgyti greitųjų angliavandenių ir turėti daugiau troškimų, suvalgyti kažką nesveiko, kažką saldesnio, kažką riebesnio, kažką kupino greitųjų angliavandenių, dėl to, kad tiesiog energijos trūksta ir organizmas reikalauja to, dėl to tu turi tuos cravingsus iš vidaus, kad tu to nori, tu to trokšti tiesiog. Jeigu jūs turit kažkokių sveikatos sutrikimų, dėl kurių nemiegat, arba kažkokie, aš žinau dabar kažkokia 3 vaikų mama sakys, aš 10 metų nemiegu, ką man dabar daryti. Taip, aš suprantu, kad yra visokių įvairių situacijų. Jeigu jūs žinot, kad tarkim neišsimiegat dėl vieno ar kito dalyko, tai sutvarkykit šitos dalykus dėl to, kad sveikesnis miegas įtakos jūsų netgi mitybos potraukius, kuriuos jūs turėsite dienos metu. Judėjimas. Judėjimas tai yra labai svarbus dalykas ir aš specialiai nesakau sportas dėl to, kad aš tikrai suprantu, kad ne visi gali sportuoti, ne visi turi laiko sportuoti, ne visi ir aš žinau, kad kažkas gali pasakyti. Jeigu tu turi noro, tai tu rasi laiko sportuoti. Ne, patikėkit, yra skirtingų žmonių su skirtingom gyvenimo aplinkybėm, kurie tikrai negali rasti laiko, vaikščioti į kažkokį tai sporto klubą ir išleisti tas kelias valandas per savaitę ant sportui. Ne? Jeigu jūs nenorit vaikščioti į sportą, tai galbūt kažkokia kita fizikinė veikla jums tinka, galbūt jūs norit vaikščioti į šokius, arba norit kažkokią kitokią veiklą užsiimti, arba kažkoks netgi sportas, galbūt jūs norit žaisti krepšinį, arba norit žaisti futbolą. Jūs ta prasme tikrai galit
rasti savo kažkokią veiklą, kuri patinka jums. Jeigu ne, tai tiesiog elementariai vaikščioti daugiau ir kaip fitneso trenerė aš vis tiek patariu daryti mankštelės. Bent jau 3-4 kartus per savaitę po 10-15 minučių ir jūs galite pasakyti, kad tai yra to negana, tai nėra pilnavertiškas sportas, tačiau rezultatas vis tiek bus matomas. Jeigu jūs, tarkim, be persivalgymo, su geru miegu ir sportuosit po 15 minučių, 3-4 kartus per savaitę, padarėt kažkokį apšilimą, pritūpimai, atsilinkimai, atsispaudimai, padarė tos elementarius kažkokius tai būtent savo kūno svorio pratimėlius ir jūsų kūnas neatrodys taip atletiškai, kaip gal norėtųsi, bet rezultatas vis tiek bus. Čia yra labai tokia dažna klaida žmonių, kol aš negaliu daryti idealiai, aš nedarysiu iš vis, bet reikia daryti ir rezultatas vis tiek bus. 4. patarimas yra neužkandžiaut, nei kiek. Aš esu labai prieš užkandžiavimus visus, nei sveikuoliškus, nei kažkokius vaisius, aš nemanau, kad suaugusiam žmogui reikia valgyti daugiau nei 3 kartus per dieną. Grįžtam prie disclaimerio, ne? Mes kalbam apie apskritai sveiką žmogų. Ne žmogų, kuriam daktaras pasakė valgyti mažom porcijom 10 kartų per dieną. Mes nekalbam dabar apie šitą situaciją. Suaugusiam žmogui užtenka valgyti maksimum 3 kartus per dieną. Jeigu tu dienos metu suvalgai pusryčius, pietus, vakarienę, kur tau dar telpa tie užkandžiai, tau jų nereikia. Jeigu netgi kažko norisi, vaisiaus arba kažko saldaus, tai galima tiesiog suvalgyti tai kaip desertą. Tu suvalgy savo maistą, suvalgy desertą ir viskas. Ir bent jau kažkiek valandų nevalgyk. Nes labai didelė ta yra užkandžiavimo kultūra ir sakymas, kad bet čia yra sveikas užkandis, ten sveikas batonėlis proteininis, taip, ir jame kalorijų tiek pat, kiek sneakers. Ta prasme, jeigu tu labai nori kažko saldaus, tai suvalgyk tai, ką tu mėgsti, o ne kažkokį tai tam pakeitalą, ale neva sveikuolišką, kuris vis tiek turi kalorijų ir tu vis tiek būsi alkanas. Tai jeigu jūs norit subalansuotai maitintis, bandykite savo racioną įtraukti kuo daugiau produktų, kad ta prasme maistas būtų kuo labiau įvairūs, kad būtų viskas ir vaisiai, ir daržovės, ir uogos, ir mėsa. Jeigu jūs vegetarai kažką kitą, tada kažkaip kitaip gaukit proteinus. Bet aš turiu omeny, kad jūsų racionas būtų įvairus, bet be užkandžių. Nereikia netgi pratinti savęs užkandžiauti, net jeigu tai yra sveikas kažkoks užkandis, jo tiesiog tau nereikia. Ir jeigu tu kartais jauti, kad tu kažko nori, gali būti, tu nori vandens, atsigerk. 5. patarimas yra vienas svarbiausių ir vienas tokių controversial. Žmonės labai mėgsta su manim ginčytis dėl jo. Negerti saldžiųjų gėrimų. Iš vis. Netgi sulčių, netgi gazuotų gėrimų be cukraus ir su cukraus pakeitalais. Jų nereikia. Aš esu didžiulė advokatė prieš sultis. Jeigu tau labai norisi vaisiaus, suvalgyk apelsiną, suvalgyk obuolį, tau visiškai nereikia paimti, tarkim, jeigu tu suvalgai obuolį ir tu gauni visus tos vitaminus, tavo skrandis tai virškina, tavo mikrobiomas gauna visas šitas naudingas medžiagas, visą šitą fiber. Jeigu tu išgeri tik tai tą vandenį su cukrum. Ir čia žmonės labai mėgsta pasakyti, betgi čia sveikas cukrus, jis iš vaisių. Ne, tavo kūnui nesvarbu koks cukrus ir tu tiesiog gauni didžiulę porciją, lyg iš 4, ten tarkim 1 stiklinė sulčių, ten 4, pavyzdžiui, obuoliai, ne? Tu gauni visą šitą cukrų iš 4 obuolių, be visų šitų maistingų medžiagų. Tavo kūnų nėra ką virškinti, tu tiesiog gauni tą didžiulį kažkokį šuolį gliukozės savo organizme, po kurio vėlgi jauti paskui energijos nuosmukį ir tavo organizmas pradeda turėti daugiau troškimų ir tu paskui jautiesi labiau alkanas ir tai tiesiog skatina paskui tavo apetitą. Kalbant apie gazuotus gėrimus, kuriuose nėra cukraus, kaip labai mėgsta žmonės sakyti, betgi ten nėra cukraus, ten yra cukraus pakeitalas. Taip, tu negauni kalorijų, aš sutinku su tuo. Tačiau, kas atsitinka mūsų organizme? Smegenys gauna signalą saldu ir laukia kalorijų, o kalorijos neateina. Ir kūnas toksai, fuck, where is my calories? Ir tavo kūnas tiesiog pradeda vėlgi turėti troškimus. Tu tiesiog, yra kažkokie researchai, kurie yra atlikti dėl to, kaip žmonėms gėrimai, kurie be cukraus, bet saldus, jie tiesiog skatina apetitą ir žmogus gerdamas tokį gėrimą po kažkiek laiko tiesiog jaučiasi alkanesnis ir turi daugiau troškimų valgyti kažką nesveiko. Todėl aš visą laiką sakau, venkite saldžiųjų gėrimų.
Ar tai yra su cukrum, ar be cukraus, ar netgi natūralūs namie išspausti sultis, jų nereikia jums. Taigi, čia tokie 5 patarimai, kuriuos norėjau aptarti ir pasidalinti šiandien. Jeigu yra kažkokių patarimų, kuriais jūs norėtumėt pasidalinti, taip pat galite rašyti juos į komentarus. Nepamirškit spausti patinka, tai yra nemokama. Būkite sveiki ir laimingi. Visiems bye!